Tilžės miestas carinės Rusijos priespaudos laikotarpiu buvo lietuviškos spaudos spausdinimo centru. Domas Martinavičius yra spaustuvininkas, kuris perduoda lietuviškai spausdintas knygas vienam iš tėvynei pasišventusių knygnešių slapyvardžiu Benediktas. Benediktas nešdamas lietuviškas knygas, kurios yra uždraustos Lietuvoje, rizikuoja savo gyvybę. Jeigu jį pagautų caro žandarai, grėstų bausmės kaip tremtis, kalėjimas, piniginės baudos ir knygų konfiskavimas. Nors tie knygnešiai būdavo labai atsargus, tokių žmonių caro žandarai nubaudė šimtus. Viskas prasidėjo 1864 metais, kai caras Muravjovas įsakė lietuviškos raštus spausdinti kirilica. Ilgainiui lietuviškus tekstus pakeitė rusiški, taip siekiant nutautinti lietuvius. Kovoti su spaudos draudimu pirmasis pradėjo vyskupas Motiejus Valančius, jis skatino lietuvius neskaityti svetimą kalbą, skatino knygnešiauti ir mokėjo atlyginimus, kol užteko pajamų. Vėliau knygnešiai savanoriaudavo ir jų sparčiai daugėjo. Knygnešys Benediktas siekė kirsti sieną ir atsidurti carinės Lietuvos teritorijoje. Tačiau Benediktą pastebėjo vienas iš caro tarnybinių, kuris atidirbė savo pamainą pasienio punkte, nuėjo pailsėti. Žandaras sustabdė Benediktą, nes šis sieną norėjo kirsti nelegaliai, ne pasienio punkte. Žandarai yra Rusijos caro laikų policijos arba karinių pareigūnų grupė, kurie vykdė tvarkos palaikymą. Caro žandarų elgesys su knygnešiais buvo griežtas ir ypač žiaurus, nes knygnešiai buvo laikomi Rusijos imperijos valdžios politiniais nusikaltėliais. Žandarai gaudė knygnešius, vykdė jų suėmimus, dažnai taikydavo fizinį smurtą. Kartais knygnešius kankindavo, norint išsiaiškinti kitų knygnešių tapatybės. Taip pat žandarai turėdavo teisę šauti į knygnešius be įspėjimo, jei šie buvo pastebėti, bet nepagaunami. Tarp knygnešio ir žandaro užverė diskusija, kadangi Benediktas neturėjo kontrabandos, jo sargybinis nesulaikė, tačiau caro tarnybiniam kilo įtarimas ir jis nusprendė Benediktą pasekti. Po apsižvalgymo ar saugu kirsti sieną, Benediktas grįžo į slėptuvę, kur po medžiu buvo padėjęs savo ryšulį su knygomis. Jis paslapčia kirto sieną ir pristatė jas asmeniui, kuris knygas vėliau platins po visą Lietuvą. Abu jie atlieka labai rizikingą darbą vardan savo gimtinės. Už pristatytas knygas knygnešys gauna atlygį pinigais. Pastebėjęs, jog pasienio žandaras jį sekė, Benediktas pasileidžia bėgti. Dėl to, kad šiandien mes kalbėtume lietuviškai, mirė ir buvo nukankinta daug knygnešių. Nors ir buvo sunku bei rizikinga, jie nepasidavė. Jei ne knygnešiai, mes šiandien kalbėtume ir rašytume driskių kalba. Knygnešiai yra tautos didvyriai, kurių negalima pamiršti.